Ką, karočią, chebra, ką, bandysime, kažkas sakė, kad blogas garsas, ne? Tai nusipirkam tokią balvankę. Dabar kalbėsime tą balvankę. Į balvankę kalbėsime, man sakiau. Nori porą žodžių mikrofonai? Kaip girdit? 1, 2, 1, 2. Ką kalbėsime? Nieko nekalbėsime, blogas savaitė pas mum. Keročią, atsimenat tą treidą? Uždarė mum treidą, kaip ir sakiau. Niekada nedarykite, jeigu neturi tų pinigų. Va, uždarė mum minus $581. Čia buvo skvizas toks, kad sūjį išėję per nakties metuvą $4.24 buvo. Matat? O jeigu parašysime kažkaip lėtai krauna. Tai bitcoin. Ne bitcoiną reikia. Sūjį užsidėt. Nu, nelabai svarbu. Tai va, matat, kokią kainą. Kaip ir sakiau. Tai va čia va kažkur. $4.20 kažkeli centai. Čia net nerodo, matat. Va, šūdžiai. Specialiai čia tai padarė, kad 20 keli. Uždarė man poziciją ir atėmė iš manęs visus pinigus. Ir dabar būčiau uždirbęs pinigų, matot kiek? Va. Bum. Minus 16%. Puf. Ir yra figinų. Gerai, čia viena istorija. Kita istorija. Gerai, pradėkime nuo šitos istorijos. Mes turim čia tipą pinigų. Slūž, tai yra sūjį piniginė. Tai va, gerai, žiūrim, kad čia mūsų piniginė, ne? Ir puls. Tai mūsų pozicijas. 160 pinigų, matot, yra 160 pinigų rodo. O realiai pinigų nėra, nes, karočią, apvagė kažkas exchange'ą. Exchange'as tai yra, galima sakyti, keitikla. Ta vieta, kur galit pasikeisti savo pinigus, galit juos paskolinti, užrakinti ir panašiai. Tai dažniausiai nieks nesiūlo laikyti čia pinigų dažniausiai. Bet kadangi mes esame bankas, kuris sudaro, yra tarkim doleris ir yra mūsų kapeika. Jeigu jūs norit, jūs ateinat perkat, tai parduoda dalį iš manęs coinsų, pasiema dalį iš kito žmogaus, paima coinsų ir nuperkat jūs coinsą iš mūsų. O kaip norit parduoti, taip pat mes irgi, jūs iš mūsų perkat dolerius ir mes iš jūsų nuperkam coinsą. Mes esame bankas, supplieriai, LP supply. Nu, karočią. Ir jūs susimokat dujus, mokestį kažkiek tai. Tuos mokesčius padalina į tuos žmonės, kurie įdeda čia pinigus ir laiką. Tai mes iš to uždirbam. Bet kadangi dabar apvagė birža, tai mūsų pinigai Tai va. Nes va čia va, žiūrėkit, 22 buvo dar volatility, 23 nebėra, 24 nebėra, 25 nebėra, nes čia nebėra pinigų. Tai va, viena istorija. Panašiai tokia pat istorija gaunasi Paka Finance. Čia yra pas man pinigų įdėta. Čia aš uždirbdavau bent po $20 kiekvieną dieną.
Nu ir juos vėl įdėdavau ir jie vėl man ten dirba. Bet kadangi dalis pinigų buvo įdėta pas juos SUI į per CETOS protokolą, juos apvagė ir išnešė pinigus. Tai jie kol kas sustabdė transliaciją ir mes nebeuždirbam pinigus. Gerai, toliau. Va, kaip sako kažkas tai. LVX yra šūdų krūva, ten jo apgaus, pavoks pinigus. Tai va, žiūrėkit, Dexas, čia net ne žmonių sukurta birža buvo, nu, žmonėms. Jis tiek apvagė, va, surado kažkas kontraktą, kokią skylę, kad ištraukti pinigus ir pavagė. Nu, tai va, LVX. Dirba, viskas tvarkoja, išsiėmiau dalį pinigų, viskas aš abys. Valetry. Uždirbam $54 per 2 savaitės. Žiūrėsime, kaip čia seksis. Įdėta 690. Nu, dar reikėjo $30 sumokėti, tai gavosi 660 įdėta. Tai va, uždirbam per savaitę po $25, grubiai šneka. Taip, SUI trumpas. Išeina pas mum Dexas, ant kurio galima bus užsteikinti, irgi galima sakyti visai kitą platformą atskirą CETOS ir irgi čia galima bus užsteikinti, savo kontraktas padarytas. Ką jie dabar daro? Už 6 dienų, kas norit, galite užsirašyti ir čionais jūs gausit Victory Coins. Jie bus užrakinti 100 dienų ir ką jie uždirs liquidity pūlę, jums sumokės. Procentaliai kažkiek tai nuo uždirbtų pinigų. Ne viską, nes karočią dalį pinigų sudegins į SUI trumpą. Bet kadangi apvagė CETOS ir viskas yra čia buvo ant SUI, kol kas nežinau, kas čia bus, bet priseilas į Victory Coinsą vyksta dar, tai vat jeigu kas norit, kitą mėnesį 1 dieną bus priseilas nuo $50 galit pirkti. Šiaip. Jo, hardcap 100 000, Junior 1, softcap 15, tai va, nuo 15, jeigu minimum, reikia minimum surinkti 15, tik tada atsidarys firma. Jeigu nesurinks, tai greičiausiai, kad, nu tai čia surinks, aišku, čia be problemų. Tai va, nu va, tai čia rašo. 25 token available, taigi jie, 7 time locked to Victory. Nu jo, va, 75% bus užrakinti 100 dienų. Tai ne visus reiškia. Minimum investment $50, maximum investment 3500. Vien dėl to, kad jeigu padarys unlimit, kai kas įdės 110-20 štukų, turės didelį procentą kapeikų ir jis tiesiog, jeigu jis sugalvos tiesiog vienu momentu viską parduoti nachne, tai kaina nukris iki 0, galima sakyti beveik. Bet kai jūs perkat po 3500 maksimum, tai reiškia daugiau vartotojų turi ir jeigu jūs parduosit už $3500 tų coinsų, tai nesigaus, kad ten viskas nuvis iki 0. Tai va, tokia istorija, kad šią savaitę mes kas pas mum? Nu tai va, Valetry mum uždirba ir LVX uždirba. Visa kita pas mum kol kas stovi. Mūsų tradingas baba, nebeturim pinigų. $17 lieka. Na ir gerai. Čia, iki kitą kartą šios savaitės apžvalga užtenkama. Nėra ko čia. Neturiu gerų naujienų. Bitcoinas 108 000, kiek ten 105. Ir aš jo beveik nebeturiu. Žmona turi. Gerai, bandysiu garsą, žiūrėsim, kaip čia gausis.